Pusę automobilių išardom vietoj, pusę iš užsienio kažkur tai dalis importuojam. Darbuotojai, tai jei sistemoje nematys, nebus to automobilio. 50 detalių ir viskas daugiau iškeliauja, metalai, šiukšlės. Aiškindavau, nuo ko pradėti ir kuo baigti, ir kad neužsimesti variklį ant galvos. Toks restauratorius, tas trečias yra. Kuo daugiau žmonių arda, tuo daugiau reikia fotografų. 10-15 mašinų į mėnesį. 2 mašinos yra ardomos tuo pačiu metu, reiškia. Ir taip. Pusę automobilių išardom vietoj, pusę iš užsienio kažkur tai dalis importuojam. Yra kelios firmos, kurios, ta prasme, teikia ardymo paslaugas ir tiesiog perkam užsienį, išardo. Ta prasme, tos pačiuose šruotose, ta prasme, mašinos būna išardytos ir sukrautos į automobilius ir transportuojamas į Lietuvą. Jeigu automobilis sveikas, geriau jį ardyti čia. Tokiu atveju mažiau dalių sugadintų. Daugiau detalių lieka, nes su tokiom detalytėm, kurios telpa kumštį, dažniausiai nieks nesistengia nuimti. Nors ten daugumą pinigų ir slėpės tarp tų smulkmenų. Ne, mes šiuo metu ardom vietoj dalis ir perkam mašinas iš įvairias ir ardom vietoj. Turim keletą keltuvų ir 3 žmonės ir tvarkom, ardom, valom, bet vietoj. Praktika rodo, kad pigiau pirkti visuomet pilną automobilį detalėm negu išardytą. Ir kol kas apie tai nesvarsto. Lengviau atlikti ir tą diagnostiką atlikti, pasiruošti, tą įrangą turėti specifinę ir žinot, kur kokias vietas daugiau ištestuoti. Mes perkam automobilius. Tai pirminis etapas prieš 15 metų, kai mes čia ieškojau tų patalpų aplink Klaipėdą. Ir buvo, kad man reikia tokios bazės, kurie susiveščiau automobilius ir skirstyčiau skirtingiems lūžinams, nes turėjau savo lūžinę Rusijai, buvo baltarusių klientų ir aš ieškojau vietos, kur pradėčiau ardyti pats Europos atsivežtas mašinas. Aš kaip ardėm Vokietijai turėjau bazę, Airijai bazę turėjom, ten ardydavom, kraudavom fūras ir veždavom į tas šalis, bet paskui pamačiau, kiek jie gauna iš manęs pinigų. Nusprendžiau ieškoti, kaip sakant, savo bazės tos statytis. Tai prieš 15 metų suradau tas patalpas, nusipirkom. Kokius 5 metus įsirenginėjom, nes čia buvo tragedija, kaip čia atrodė tie pastatai be stogų, be sienų, be nieko. Ir pradėjom iš Europos vežti čia mašinas, jas ardyti, krauti fūros pagrindinai eksportui, o paskui ir Lietuvai po vieną, po kitą mašiną Lietuvos rinkai. Mes strādājam. Mes dirbame su 2 tipų tiekėjais. Vieni dalių tiekėjai parduoda mums dalis tiesiai nuo ardomų automobilių. Kitas būdas, kai pateikėme savo nurodymus, išsakome esamą poreikį, o partneriai išardo ir atsiunčia tai, ko mums reikia. Partneris izjauc mašīnu pēc mūsu instrukcijām, un tad attiecīgi tās detaļas tiek piegādātas. Ardom vietoj. Ieškam tų partnerių dar. Būtų, sakykime, iš užsienio kažkur dalimis perivežtų ir tiesiog tau reikia įsisandėliuoti, tik susifotografuoti viską. Susikūrė sistemoje, kad tokį automobilį duomenys susivedė tada, nufotografuojam automobilį, sukeli nuotraukas, kad, sakykime, viskas matytųsi geriau, stengiamės spidometrus nufotografuoti, stengiamės, sakykime, kad galėtumėm, jeigu automobilis užsikūrė, sakykime, nufotografuoti, kad variklis, buvo dirbantis, nes po to pačiam geriau atsiminti, kaip, sakykime, po laiko jau būna, klausia žmogus po pusę metų, ar jis ten buvo, užkūrė, nebuvo, tai paprasčiausia nuotraukų pažiūri, po to jau pradedam ardyti. Išbandomos visos detalės, kurios yra veikiančios, neveikiančios, sukuriamas automobilis, jisai iš karto aprašomas, kas pas jį ne taip, kas gerai, kas blogai, kas veikia, ko neįmanoma patikrinti, pasirašom kartais netgi. Tada automobilio nuotraukas padaromas, sukeliamas ir varomas į ardymą. Turim tokį lapą, kurime apsižiūrim būklę jo automobilio. Reiškia, prasivažiuojam vietoj, prasitestuojam, kokios dalys neveikia, kas veikia ir tuomet pasižymime ir tada ardymo metu žmogui yra aišku, ką išmest, ką palikti, ką toliau į prekybą.
Pas mus toks yra nurodymas, tokia procedūra, kad tik grįžus, kuo greičiau suvesti į sistemą, kad vėl gal bus užklausa kažkokia, gal žmogus kažkokios detalės ieškos, tai stengiamės visų pirma suvedinėti viską į sistemą ir kad matytųsi, kad turim tą automobilį, ne kažkur padėti į šoną ir dažniausiai pamiršti. Kaip sakau, pats tai galbūt prisiminsi, kad ten turi kažką, bet darbuotojai, tai jei sistemoje nematys, tai ir nematys ir nebus to automobilio. Iš pradžių vyksta į plovyklą, plovimo vietą. Tada išplaunamas, išvalomas, tada toliau į testavimą. Ištestuojamas, kas galima, aišku, ištestuoti. Surašomas raportas ir paskui keliauja demontavimui arba laukia demontavimo. Mes įsivedam į lauką, jinai stovi, laukia eilės ardyme. Tai priklauso, kiek būna kieme mašinų, kartais būna ten 10, kartais būna 50 mašinų stovi eiliai. Ir kai tos mašinos būna, kad tik už pusę metų išsiardės. Taip susidaro, bet tas procesas ardymo pas mums vyksta ten stabiliai, ten 10-15 mašinų į mėnesį ir mes daugiau nepadarom. Bet mes įsivedam tik tai automobilį, mes neįsivedam detalių. Tai tos detalės vis tiek nėra jų pardavime. Kad automobilis įvestas tik tai čia dėl mūsų, kad mes tik tai žinom. Situācijas ir dažādas, dažos gadījumos. Situacijos būna įvairios. Kai kuriais atvejais importuojami automobiliai turi būti išardomi nedelsiant. Kūrėme profilį ir siunčiame užsakymą ardymu užsiimančiai įmoniai. Arba kitas variantas – kūrėme profilį tik tada, kai pradedame dirbti su konkretaus automobilio dalimis. Bet automobilio profilio sukūrimas neužima daug laiko ir yra greitas procesas, todėl čia nėra jokio galvos skausmo. Yra ir trečias variantas, kaip mes dirbame. Jei dalys yra iš mišraus asortimento, paprasčiausiai sujungiame profilius pagal tai, kuris automobilis atitinka tuo metu fotografuojamą detalę. Mums jau ir automašīnu profili, un, ja teiksim, detaļas ir nomiksēta sortimenta, tad mēs vienkārši piemeklējam attiecīgi to profilu, kurš ir atbilstošs tai detaļai, ko mēs tajā brīdī fotografējam. Važiuoja automobilis, nuleidžiam skysčius ir prasideda priekis, galas, važiuoklė, kas paprasčiau ir kaip geriau gaunas ardytojai. Nėra taip, kad jis atėjo, būtinai išimk variklį ir tik tada priekinį bamperį. Ne, stengiamės paeiliui ardyti ir smulkiom dalim viską. Mes variklių, sakykim, komplektai stengiamės nepardavinėti. Viską atskirom dalim po vieną gražią mažą dalį. Visą automobilį išrenkam, supučiame ir tą patį kėbulą irgi fotografuojam, paliekam ketvirčius, staugus, dar kažką tai ir tos dalys susisandėliuoja ir tiek, laukiam klientų. Arba pagal eilę ardai mašinas, kažką tai, ko gal reikėtų daugiau, kokių dalių gal trūksta pozicijų. O šiaip tai, arba jeigu konkrečiai užsakymas yra, pavyzdžiui, kokį variklį išimti kažką tai. O jeigu ne, tai stebim, ko trūksta, ką išsipardavėm ir tą ir ardome. Stengiamės įvairiai visko turėti, bet ir daugiau tokių, kai yra iš ko pirkti pasiūlą, ar Opeliuką, ar Toyota, tai, stengiamės Toyota, aišku. Jeigu tik ten kaina ar kažką tai. Įsivežė į vidų automobilį, įsivara ir pradeda ardyti viską. Tada jama detalės, ardo sužymė, surašo ir tada jos keliauja fotografuoti, jau dedam į sistemą, kuriam. Pagrindę liepiau pirmai sardyti, sakykime, realiai kokias duris reikia sardyti ir vėl sėdinės įsimti, nes, sakykime, po to atjungia akumuliatorių, nebegali jau palaisti kitų, sakykime, durelių šardyti, vėl kažkur sėdinį išimti, jeigu elektrinės būna. Tai pradžia būna, sakykime, jau išorės ardymo, taip jau. Laukia signalo, tas signalas galbūt ateina vėl užsakymas kažkoks, kaip minėjau, variklis galbūt užsakomas, tai tada važiuoja į demontavimą ir tada prasideda tas visas demontavimo procesas, tai nėra jis toks reglamentuotas, kad iš pradžių tas ir tas seka. Kiekvienas demontuotojas turi kažkokias savo taisyklės, mes jas labai nesikišam. Bet vis tiek, pirmas dalykas ir kas yra svarbiausia ir kas duota nurodymas, tai yra išleisti speckyšius, kad nebūtų. Ir tada vėl dažniausiai prasideda nuo variklio priekio išardymo, variklio demontavimo ir paskui keliauja į saloną. Tai, aišku, viskas sužymima,
suteikiamas tas automobilio kiekvienai tai didžiajai detaliai ID, kad paskui nesusimaišytų, dedamos į dėžės smulkesnės detalės ir keliauja į suvedimą. Pas mum yra ardytojas ir yra fotografuotojai paskui jau eina. Tai ardytojas įsivežęs automobilį, jisai ruošia detalę, kiekvieną detalę nuima iki fotografavimo. Fotografuotojas tik tai, jeigu reikia, jie dar pasivalo. Bet taip, čia ardytojo darbas yra paruošti visas detalės, nuimti kiekvieną smulkę detalę. Aš pats kažkada senais laikais ardžiausi Vokietijai mašinas nuvažiuodamas ir tą visą procesą labai gerai žinau, kai ateidavo naujas žmogus, aiškindavau, nuo ko pradėti ir kuom baigti, ir kad neužsimesti variklį ant galvos ir kokia eiliškumas turėtų būti. Kažkada ardydavom ten po 500-800 mašinų į metus, tai toks biški būdavo chaosas, čia ardydavo 5 žmonės. Tai ten gal daugiau žiūrėdavom, o dabar jau viskas eina savo vaga. Išornomos 2 dienas vienas automobilis, o šitą nufotografuojama, tai tas pats. Mes stengiamės eiti vienas lygiai grečiai. Iš vis kėblo mes paliekam tik kokį 30%. Visus kitus mes iš karto į metalo laužą išvažiuoja. O tie, kur pasilieka 30%, tai mes tas plasmasės neišmetam iš jų, o tas visas smulkės detalės, kurios neaišku, ar reikalingos, ar nereikalingos, ar tankiausiai jos nereikalingas būna, tai paliekam dar toj mašinai, bet kol kūzovas stovi, kol jisai pjaustosi, paliekam ir laidus tada toj mašinai, kad būtų lengviau surasti galus. Pusmetį ar metus ta mašina, kuris stovi, dar laukia, kol išvažiuoja į metalo laužą. Jo 2 keltuvai, reiškia, ir tada 2 mašinos yra ardomos tuo pačiu metu, reiškia. Ir tai, mašinos priklauso, kokių jinai metų, kuo naujesnė, to kruopščiau reikia viską, to dalys yra jau kitaip pajungtos. Prastesnė mašina per parą, per dieną, kaip sakant, o jau ten, kur reikia dėti, rūšiuoti dalis, gražiai ten atjunginėti viską, tai 2-3 dienos. Mašinos priklauso. Kaip pavyzdžiui, BMW X5, tai jinai ardosi ir labai jau 3 dienas gali gytis. Sakykime, senesnis, tai nieko iš jo ten nėra, kaip sakai, 50 detalių ir viskas, ten realiai ateis greitai ten, nes viskas daugiau iškeliauja, ten į metalą, į šiukšlės, o realiai jau geros mašinos vis tiek jau detalė daug būna, tai jau ir laiko išeina. Sunku pasakyti. Jeigu jisai yra senas, jam skirta diena arba pusantros. Jeigu automobilis yra naujas ir iš jo gaunas kokie 800 detalių, tai jis vien tik tai savaitę ardomas ir savaitę fotografuojamas. Labai skiriasi, ta prasme. Jeigu iš automobilio palieka iki 20-50 detalių, tai sakau, per dieną, per 2 susitvarko visų 100%. Jeigu automobilis yra pakankamai naujas, taip kaip dabar ardėm EQC Mercedesą, tai iš jo gavos 900 detalių beveik. Tai jis visą savaitę prastovėjo ant keltuką ir viską paeiliui ardė ir iškart į sistemą. Tai priklauso tas demontavimas, ilgis, tas, sakykime, trukmė nuo komplektacijos automobilio. Ar gausi komplektacija žymiai ilgiau užtrunka, o gali būti visiškai tuščias, tai irgi. Bet šiaip, sakykime, per kokias 3 dienas, 3-4. Jeigu jau gausios komplektacijos, kažkokios 7 serijos naujas grįžta su pilnai prifarširuotas, tai gali ir ilgiau užtrukti, nes paprasčiausiai daugiau įrangos visokios yra. Stengiamės viską išardyti. Viską ir, aišku, labai nedidelę daugumą paliekam ant automobilio durų, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu dėl sandėliavimo kažkokių niuansų, nes turi labai tokios durys, tie kėbulinės jautrios detalės, kad sandėliuojant gali apsidaužyti kaip ant automobilio, tai dažniausiai nieks ten nieko neliečia ir stovi. Šiaip tai dažniausiai viską demontuojam. Nebent dėl laiko stygiaus ir didelio kažkokio užsakymo reikia daug padaryti darbo, tai tada ką reikia, variklį išimam, stumiam į šoną, imam kitą, bet paskui vėl grįžtam prie to, nes toks pusiau tas ardytas, pusiau demontuotas, pusiau nedemontuotas, tas toks dalis įrangos išimta, dalis stovi, tai stengiamės paskui kuo greičiau visą pabaigti ir kad jau nestovėtų. Du pastoviai demontuoja, vienas toks yra, kuris
restauruoja, sakykime, tas dalis, nebūtinai restauruoja, bet vėl pagerina būklę, atnaujina ir esant reikalui padeda tiem dviem demontuotojam, o toks restauratorius tas trečias yra. Tai va, iš viso 3 ten toj dirba tik ardyme. 3 nesuleidžiam ant vieno, kiekvienas turi savo. Savo įsisardo nuo A iki Z, tai jisai žino tas dalis, kaip sukomplektuotos, galų gale, kadangi suvedėjai mūsų detalių atskiri yra, tai gal klausimų kažkokių turi, tai jeigu visi, kaip taisyklė, jeigu visi demontuoja vieną automobilį, tai vieni ant kitų stumdo ir paskui nieks nežino kur. Kiekvienas atsakingas už savo ir sudeda į dėžes, paruošia suvedimui ir didelės detalės dar jie nuplauna prieš atiduodant. O smulkės nusiplauna suvedimo skyrius. 2 ardo, 1 fotografuoja, taip. Nu, būna, sakykime, nebespėja 1 fotografuoti, tai jie padeda, sakykime, susifotografuoja, viską nebeturi, tai jie visi 3 pardo kažkiek ten. 2 žmonės davė vieną priimim, tai kaip ir tų išimtų dalių, reiškia variklių, agregatų, pavarų dėžių, jau jų nuardymas atskirai. 4 žmonės. Nu, aišku, jeigu kažko reikia daugiau vardyti, siunčiam ir kitas žmonės. Poreikis gal ir yra, bet nebėra, kaip pasakyti, disciplinos. Viskas, kuo daugiau žmonių varda, tuo daugiau reikia fotografų, tuo daugiau reikia pakuotojų, tuo daugiau visko reikia. Kuo daugiau to bus, tuo daugiau reikės pagalbos sutvarkyti visą tai. Tai kaip burbulas, ta prasme, pučiasi, sprogsta ir nieko gero, vis tiek grįžtam prie to paties, kad kiek įmanoma susistyguojam, susistatom viską ir taip dirbam. Vienas ardytojas duoda maždaug 2,5 fotografuotojo darbo. Tai jeigu dar vieną ardytoją statant, reikėtų dar 2,5 fotografuotojo atidėti. Tada sandėlininkui reikėtų daugiau, jeigu daugiau ardom, daugiau fotografuojam, daugiau atsivežam į sandėlius, vadinasi, sandėlio apimtis auga. Iš karto reikia tada sandėlininkų, kurie susinešiotų ir kurie išnešiotų tas detalės. Ir mano, mūsų apimčiai dabar viskas yra paskaičiuota. Jeigu auginant vieną ardytoją dadinant, iš karto visa hierarchija turi didėti. Vieną automobilį ardai ir viską jis vieną momentą ir tada susifotografuoja. Nepriardam, sakykime, 3 automobilį ir tada suneši fotografuotojų detalės. Stengiamės, kad vienas automobilis ardomas yra ir jisai ir bus visas fotografuotas, tad bus kitas pradėtas ardyti. Kad net nepasimestų detalės. Nes po to kalnai kraunasi, nebežinai, nuo katros mašinos ten buvo jau. Realiai, kad fotografuotojas po to jau sumaišo, nebe prie tos mašinos deda detalės, tai jau prasideda tokios painiavos. Stengiamės viską nuo vieno dėti. Pas mus yra vienintelė taisyklė, kaip pavyzdžiui, irgi čia daugiau anksčiau gal tie dalykai būdavo, kai atvažiuoja klientai į vietą. Man reikia skirstymo dėžės, pavyzdžiui. Tai kad ją specialiai išimti, tai reikia, sakykime, sugaišti ten kokias 1 valandų išimti. Bet jeigu ją išimti tada, kai variklis ant žemės, tai užtrunka 5 minutės. Tai jeigu tas nuėmimas užtrunka ilgiau negu pagal procedūrą, tai mes, paprasčiausiai sakom, sorry, arba galim vėliau išimti, arba dabar nėra, nes to dalyko, paskui laiko gaišimas. Patirtis žymiai išaugo, ta prasme, automobilių ardyme, pas to žmonės, kurie ardo. Fotografuojant detalės taipogi, tu nufotografavęs 10 ar 15 tūkstantį detalių, tu jau supranti, ką tau reikia daryti, kaip parodyti, kaip atrodyti, kaip įkelt, ką nurašyti. Ir jeigu užrakinimo spynelė prie rankenos žmogus atėjęs, pirmą kartą deda be raktelio, sakykime, kuris išsiima iš rakto, skaitmeninę raktą. Tai tos detalės kaina automatiškai, sakykime, būna 5-6 kartus mažesnė, kurią parduodi, sakykime, užrakinimo spynelę prie durų rankenos jau su raktu. Tai čia toks paprastas pavyzdys. Dažniausiai būna žmonėms, sakykime, į užsienį kažkas, kas veža, tas pats Kazachstanas ar ten dar kažkokie tai rytai. Tiesiog prašo detalės, kaip variklis, sakykime, komplekto viso. Tai tokiu atveju stengiamės visada pasilikti kažkaip tai variklio komplektą ar dar kažką neardytą, kad tiesiog ją lengviau būtų parduoti ir realizuoti. Ne pirmi metai, kaip darbuojasi, jau jie atskirus modelius jau žino, kas kur lengviau, kaip išimti variklį ar kažką, tai per kur išimti, iškelti per apačią, per viršų. Tai jau jie, kuo daugiau tas žmogus, reiškia, jisai vienoje vietoje ilgiau dirba, mes stengiamės jų
nekeisti, tokias sąlygas suteikti, tai jie ir dirba vis greičiau ir greičiau, jau jie automatiškai, automatizmas gaunasi. Ir yra modelių, kuriems nebereikia visų detalių. Yra detalių grupė, kurias reikia iš karto priduoti metalaužą išmesti, kad jų nedaugėtų sandėliuose. Tai va, dar aptarė tas detalės, kurios jau kartosis ir kurių augs kiekis, bet mums nebereikia, mes jų neparduosim. Ta statistika yra, kiekvienas, kas turi RRR, lauko, atsidaro savo statistiką ir mato, kiek sandėlį yra tos detalės ir kiek jinai buvo parduota. Tai labai, kaip sakant, tik tai reikia, aišku, įeiti į tos detalės ir pasižiūrėti. Nes ypatingai didesnės detalės, ten kaip duris, ten tiltai, balkiai visokie, tai va tas detalės mes analizuojam, ar verta imti ir sandėlį paskui iš sandėlio mesti vėl rašyti.